Sveiki. Šios paskaitos tema yra pakalbėti apie blauzdos raumenų ultragarsinę patologiją. Taigi pradėsiu iš karto nuo klinikinių tokių atvejų ir bent dažniausiai pasitaikančių atvejų, tai yra blauzdos priekinės ryties. Ir čia mes matome tibialis anterior raumenį, skysčio tokie ruoželiai paviršiai. Matosi extensor hallucis longus ir jeigu atkreipsime dėmesį į tibialis anterior pačią sausgyslę, matome tokią heterogeninių, hipoechogenišką ir staiga jinai nutrūksta, važiuojam šiek tiek distaliau ir matome štai distalinis tibialis anterior pats galas ir prisitvirtinimas prie vidinio pleištuko. Pradedant nuo distalinės insercijos, kylam po truputį aukštyn, sausgyslę vietomis sunku išdiferencijuoti, štai nutrūksta jos eiga ir dar tik tais galima išdiferencijuoti proksimalinę pačią dalį, kuri meta tokį išreikštą akustinį šešėlį. Iš karto toks vaizdas jau rodo, kad yra problemos su pačia sausgyslė ir pirmiausia, aišku, galvosiu apie visišką sausgyslės nuplyšimą. Išsivedus išilgai proksimalinę sausgyslės dalį mes matome josios tokia vingiuota forma su akustiniu, kaip ir sakiau, šešėliu. Ir dar keliaujant distalin, štai išryškėja tiesiog galas, plyšgalis pačios sausgyslės, aiškiai jis išdiferencijuojamas ir dar distaliau visiškai tuščia kaip ir ložė tuščia makštis. Jeigu mes pradėsime nuo apačios kylant aukštyn, irgi matom štai šitoj vietoj būtent distalinės dalies defektą ir tuščia vieta, galima netgi išmatuoti ir atstumą, kiek yra retrakcija pačios sausgyslės. Kitas pavyzdys apie extensor hallucis longus sausgyslę, štai važiuojam palei sausgyslę vidurinėje dalyje ir važiuojant miotendinozinėje dalyje stebimi tokie edeminiai pakitimai. Dar distaliau nieko nesimato, ar ne? Vėl grįžtam po truputį atgal ir štai vienoje vietoje matosi toks suveltas audinys, suveltas raumeninis būtent audinys, o edeminiais tokiais ruoželiais, kas vėlgi vaizdas yra neįprastas. Pasuku daviklį išilgai ir išilgai tas defektas aiškiau išryškėja. Tai yra būtent miotendinozinės dalies, toksai dalinis plyšimas, nes skaidulos yra suveltos, nestruktūrinės, matosi siauri tokie skysčių ruoželiai ir pati šita zona tokia hipoechogeniška. Na ir palyginus, aišku, su kairė puse, visada tokiais atvejais, neaiškiais atvejais reikėtų prisidėti prie kitos pusės, palyginti ir mes aiškiai išdiferencijuojam kairėje pusėje visiškai normalią miotendinozinę dalį be jokių kažkokių edeminių pakitimų. Kitas pavyzdys, extensor digitorum longus, irgi keliaujame daug lateraliau, štai mūsų extensor digitorum longus sausgyslės, vėlgi miotendinozinė dalis, raumeniniai ir vėlgi raumenyje matome išryškėjantį kažkokį keistą hipoechogenišką zoną, vėlgi su siaurais skysčio ruoželiais pačioje toje zonoje. Dar distaliau čia ir extensor digitorum brevis raumuo, sausgyslės nepakitusios. Grįžtam po truputį atgal ir aiškiai diferencijuojasi skersinėme vaizde tokia hipoechogeniška zona. Išilginėme vaizde irgi tas defektas dar aiškiau matomas, taip pat toksai dalinis miotendinozinės dalies plyšimas su nestruktūrinėm skaidulom be kažkokios ženklios tokios retrakcijos. Dar kitas pavyzdys, kaip gali atrodyti patys raumenys, tai yra čia mūsų peronijos longus, peronijos brevis raumenys, matome raumenys subliuškę ir iš tikrųjų mes matome jos, kad yra hiperechogeniški raumenys, balti raumenys,
tūris ženkliai sumažėjęs, tai yra būtent dažniausiai tai yra neurogeninės kilmės pažeidimas, kažkokios tai problemos greičiausiai gali būti stuburė dėl inervacijos sutrikimų, kad būtent peronijos patys raumenys, kaip matom, tokie yra be galo balti ir įprasta netgi tokiais atvejais, kad pačios sausgyslės atrodo tokios netgi juodos, tamsios, baltame fone. Kitas pavyzdys, čia turime atvirkštinį tokį miksuotą variantą, peronijus longus čia hiperechogeniškas, o peronijus brevis hipoechogeniškas normalesnės struktūros. Tai rodo, kad vėlgi pažeidimas vyksta peronijus longus srityje, štai matom be galo sustorėjusią dalį heterogeninio tankio ir dar distaliau mes iš vis netgi sausgyslės neišdiferencijuojam, vien tik matosi peronijus brevis sausgyslė. Dar distaliau mes distalinę peronijus longus dalį galime pamatyti. Dar kartą peronijus longus be galo sustorėja heterogeninio tankio ir galiausiai jinai praktiškai išnyksta, tiesiog audiniai visokie suvelti uždegiminės skysčio ruoželės, o giliau matosi štai tik tais peronijus brevis sausgyslė. Dar keliaujant distalin, mes matysime distalinės dalies, pradeda ryškėti peronijus longus distalinės dalies tokie draiskalai. Hipoechogeniškas tiesiog irgi čia dėl aniezotropijos pačios, bet dėl tokio didėjančio spindžio akivaizdu, kad mes jau turime distalinę peronijus longus dalį. Išsivedus išilgai, matome be galo išreikštą peronijus longus degeneraciją, išreikštus degeneracinius pakeitimus su skysčio ruoželiais. Ir dažnai tokiais atvejais, kai sausgyslės yra ženkliai degeneruotos ir jos anksčiau ir vėliau vis tiek nuplyšta, pamatyti galus yra sudėtinga. Matosi štai distalinis galas ir toliau keliauja toksai skysčio ruoželis, o giliau išsidėsto peronijus brevis sausgyslė. Ir dar vienas pavyzdys to paties paciento, štai tuščia vieta, tuščia makštis, tiesiog subliuškusi makštis su siaurais skysčio ruoželiais. O sausgyslę pačią normaliai išdiferencijuoti be galo čia beveik ir neįmanoma. Kiti pavyzdžiai pakinklio srityje, atsitiktiniai tokie radinukai, galima sakyti, čia semitendinozos, semimembranozus, sausgyslė, čia mes turime gastroknemijos ir kartais atsitiktinai galima štai pamatyti gastroknemijos medialinėje galvoje, būtent irgi tokia miotendinozinėje jungtyje, siaurus tokius skysčio intarpėlius, be jokios kažkokios tai klinikos. Tai tiesiog rodo, kad yra toks dalinis plyšimas, besiformuojantis susikaupusi skysčio ruoželis, be kažkokių irgi retrakcijų. Kiti pavyzdžiai, vėlgi ta pati vieta, čia jau šiek tiek ir skysčio yra semimembranozos gastroknemijos burzoje. Vėlgi važiuojam štai palei gastroknemijos vidinę dalį ir matome jau toje sausgyslė tokia masyvesnė skysčio sankaupa, ribota, su pertvarėlėmis vietomis. Vėlgi atsitiktiniai radiniai. Kitas vėlgi pavyzdys semitendinozos, semimembranozos ir čia mes matome štai gastroknemijos. Dar važiuojam, irgi matome gastroknemijos, tai sausgyslėje formuojasi irgi toksai plyšimo defektas, defektėlis. Šiuo atveju panašu, kad jisai tęsiasi žemyn. Pakankamai ilgai. Ilgas toksai defektas. Ir dar distaliau žemiau jisai dar labiau sustorė, kol pagaliau pasibaigia. Taip pat gali būti tokie irgi atkreipus kartais dėmesį, galima pamatyti tokios gastroknemijos vidinės galvos, tokius randinius, fibrozinius labiau pakitimus. Štai atkreipkite, čia nedidelis skysčio kiekis semimembranozos gastroknemijos burzoje, štai šitoj vietoj matosi tokia sustorėjusi, lokaliai sustorėjusi gastroknemijos vidinės galvos, tokia fibrozė centrinėje pačioje dalyje. Galbūt plyštelėjo, suaugus, sugijo, besiformuojantis randas. Taip pat mes galim gastroknemijos irgi štai pačiame raumenyje šiuo atveju matyti apskritai tokius aiškiai ribotas skysčio sankaupas, tokia cistinio intarpas, galbūt greičiausiai kažkokia tai buvo trauma, plyšo raumenys šitoje vietoje ar prikraujavo ir susiformavo tokia skaidrių turinių cista, plonasienė. Kartais gali būti ir kitų tokių rimtesnių problemų. Čia buvo trauma, spyris tiesiog į blauzdos sritį ir mes matome
masyvę hematomą pačioje irgi gastrocnemios vidinėje galvoje. Ir čia, kadangi yra toksai masyvas, reikėtų iš karto pradėti galvoti apie savotišką tokį kompartmento sindromą. Jeigu daugiau kraujuos, jeigu bus mainai masyvesnė, gali užspausti aplinkinės kraujagyslės. Na, čia kol kas, aišku, apsiribota vienu tokiu tik tais raumeniu. Bet po 7 dienų, kaip matot, ta hematoma galbūt šiek tiek tokia mažesnių apimčių, tokio atsiranda skystesnių jau tarpų pačioje sausgyslėje, irgi šiek tiek irgi pakraujavimas nukeliauja irgi žemyn palei gastrocnemios galvą. Štai mūsų gastrocnemios pati raumeninė galva, matome, kad tas defektas išeina iš ribų, panašu, kad čia ir fascija šiek tiek paplyšusi pačio raumens ir keliaujant štai žemyn, matosi, kad kraujo šiek tiek nutekėta ir į apačią. Ir tiesiog reikėtų irgi sekti toliau dėl paties kompartmento ar nedaugėja kraujavimo. Šiek tiek trumpai norėčiau akcentuoti apie grynai blauzdos užpakalinę paviršiaus plyšimus. Tai yra, kaip matome, 30% yra pažeidimų būtent elitiniame sporte ir apie 60% pakartotini pažeidimai po kelių savaičių gali pasikartoti. Netgi dažniau gali pasitaikyti šitie blauzdos plyšimai negu netgi čiurnos patempimai. Su kuo reikėtų diferencijuoti, tai su achilo sausgyslės plyšimais, be abejo, giliųjų venų trombozė, pakinklio arterijos aneurizma, stresiniai lūžimai, plyšusią burzą arba netgi padinės sausgyslės irgi plyšimus. Šiek tiek vėlgi anatomijos prisimenam, kad gastrocnemios raumuo turi dvi tokias aponeurozes, tai yra proksimalinė aponeurozė, kuri tvirtinasi prie šlaunikaulio užpakalinio paviršiaus, ir distalinė aponeurozė, kuri dar distaliau jungiasi su štai soliaus aponeurozė ir formuojasi mūsų pati achilo sausgyslė. Ir schematinėme vaizde irgi matome štai gastrocnemios raumeninį audinį, besiformuojančią irgi aponeurozę, tokia storesnė, stambesnė aponeurozė, o giliau išsidėsto štai raumuo. Na, ir formuojasi paviršiuje čia achilo sausgyslė. Rekomenduoju perskaityti štai žemiau pažymėtą straipsnį, čia būtent jo remiantis ir pateikta tokia bandoma suklasifikuoti pažeidimo laipsnius būtent blauzdos užpakalinėme paviršiuje ir dažniausiai čia šiuo atveju remiamasi gastrocnemios vidinės galvos pažeidimais. Taigi, jeigu mes turime štai normalus audinys, raumeninis audinys, tvirtinasi ir turi tą gastrocnemios vidinį galvą savo aponeurozę, tai juodai tokia pažymėta. Ir toliau dar distaliau mes turime tokią laisvąją vadinamą aponeurozę ir dar distaliau perės į achilo sausgyslę. Pirmas tipas vertinamas yra tada, kai yra šiek tiek plyšę raumenys, prisitvirtinę prie pačios aponeurozės, bet pats svarbiausias faktas yra tas, kad nepažeista aponeurozė, jinai neturi būti pažeista, neturi būti vientisumas pažeistas. Čia mes matome irgi ultragarsinėme vaizde raumeninis audinys, šiek tiek yra plyštelėję, plyšimo požemiai raumens ir čia reikėtų vėlgi detaliau įvertinti pačią aponeurozę. Toks šiek tiek man toks sustorėjimas. Vėlgi šitas hipoechogeniškas defektas turėtų irgi būti vertintas ir ar čia tikrai nėra sustorėjusi pati aponeurozė, ar čia būtent raumens plyšimukai. Čia, kadangi šaltinis iš paties straipsnio, tai reikėtų tikėtis, kad čia yra pirmas tipas. Antras tipas, tai yra, kai mes turime ir raumenys, kaip matot, pažeisti ir jau lokaliai yra plyšusi pati aponeurozė, tą ultragarsu mes tikrai galime aiškiai pamatyti. Štai iš asmeninio klinikinio irgi atvejo turime gastrocnemios vidinę pačią galvą ir čia šitoj vietoj matosi kiek raumenų kažkokio tai plyšimo aiškių nesimato, bet giliau pasižiūrėjau, šitoje vietoje matosi plonas defektėlis pačioje aponeurozėje. Štai šitas juodesnis, tamsesnis sluoksnelis tai yra mūsų gastrocnemios aponeurozė ir jame matosi siauras plonas defektėlis. Raumenų kažkokios pažaidos ženklios distrakcijos aš čia nematau.
Apskritai antras tipas yra skirstomas, kaip matome, į dar savotiškai du potipius. Tai yra priklausomai nuo pažeidimo laipsnio, jeigu defektas yra mažiau apimantis negu 50% būtent pačios vidinės galvos diametro ir daugiau. Na vėlgi irgi pavyzdys, mūsų achilo štai sausgyslė, paviršyje ryškėja pati gastrocnemius vidinės galvos aponeurozė ir čia šitoje vietoje lokaliai mes matom ir aponeurozės pažeidimą, kuris yra mažesnis, mažiau negu visa, kaip matom, taip įdėmėsi, kaip mūsų visa gastrocnemius pati galva. Ir tuo pačiu metu yra pažeistas ir raumo. Štai yra aponeurozės plyšimas, tokia sustorėjusi heterogeninio tankio ir matosi, tai šiek tiek nežymus nedidelis defektas, tai čia bus antras A tipas. Trečias tipas, kai mes turime pažeidimą distaliau tos pačios raumeninės galvos insercijos, tai yra tos laisvosios aponeurozės pažeidimas. Čia jeigu mes turime achilo sausgyslę, matome štai paviršinė dalis aponeurozė, defektas būtent vidinės galvos, aponeurozė plyšusi ir dar proksimaliau mes matome vėlgi normalią aponeurozę su štai raumens pačia insercija. Na ir ketvirtas tipas, kai mes turime miksą, antras B plus trečias. Iš esmės, bene dažniausiai ir pacientai ir kreipiasi, kaip būna trečias tipas, kaip būna ketvirtas tipas, bet blogiausia tame, kad yra blogiausia pati diagnozė ir prognozė, kadangi aponeurozės pažeidimas atspindi sausgyslės pačią pažeidimą. Ir čia mes matome tokią masyvesnę skysčių sankaupą įsiterpusią tarp būtent gastrocnemius vidinės galvos ir soliaus aponeurozių. Na, vėlgi pačiame straipsnė irgi yra pateikta ir aptarta išsamei visi tipai. Galima gilintis į tai, į kiekvieną patį tipą, kaip kas atrodo, bet savotiškai apibendrinant trumpai, tai yra mums svarbu žiūrėti, ar pati aponeurozė pažeista ar ne. Ir tą atsakymę reikėtų būtinai pažymėti. Kas dar gali būti, kalbant apie pačius raumenis, tai irgi nereikėtų pamiršti, kad blauzdos srityje mes galime sutikti daug visokių tokių papildomų raumenų. Ir vienas iš jų tai yra peronius kvartus, na ir literatūros gan dažnai pasitaikantas toksai variantas. Tai yra lateralinėme kompartmente kartu su peronius brevis ir peronius longus esanti sausgyslė. Ir vertinant štai skersinėme vaizde mes matome peronius longus, peronius brevis ir šiek tiek užpakaliau pradeda ryškėti štai papildoma sausgyslytė. Mes matom savotiškai 3 sausgyslės. Ir yra mūsų, tai yra peronius kvarto sausgyslė, kuri tvirtinasi dažniausiai prie kulnakaulių, štai tokio užpakalinio šoninio paviršiaus, užpakaliau paties tarp gumburėlinės tos peronius gumburėlio. Gali jisai tvirtintis ir netgi ir distaliau, ir ties 5 padikoliu, ir netgi gali nukeliauti ir iki 5 piršto falangų ir ten atitinkamai prisitvirtinti. Dar kartą štai išsivedam mūsų peronius kvarto sausgyslę, ją išilgai, keliaujam ir mes aiškiai matome, kad šita sausgyslė prisitvirtina štai prie paties kulnakolio. Dar kitas variantas yra peronius tercius, anot literatūros jis pasitaiko dar dažniau, kažkaip nesu atkreipęs dėmesį ir tikrai nesu susidūręs, teks matyti atidžiau žiūrėti pačius pacientus, bet principas yra jo, kad jisai dalyvauja pirmame kompartmente, išsidėsto kartu su extensor digitorum longus ir pradžioje nuo šeivikolio ir tvirtinasi kaip pagal šitą schemą prie 5 padikaulio. Geriau nesutikti, bet kartais gali būti ir įvairių kitokių pažeidimų, pakitimų, būtent raumenyje, blauzdos raumenyse. Ir čia mes turime štai soliaus raumuo, gastrocnemius vidinė, lateralinė galva. Ir štai važiuojant soliaus grinai tokioj medialiniai dalyje, išryškėja kažkas visiškai nelaukto, netikėto, pacientas akivaizdu be traumos. Tiesiog čiuopiasi kažkokį skausmingą darinį, guzą tokį ir po truputį augantį ir tikrai
Čia matome aiškiai ribotą, enkapsuliuotą heterogeninio, hipoechogeninio tankio solidinį darinį, ar ne, ir uždėjus kraujotaką mes matome, kad jisai yra gan gausiai vaskularizuotas. Na, iš ultragarso mes tikrai nepasakysime, kas tai yra. Akivaizdu, kad mes turime pažymėti, kuriai vietoj, kuriam raumenyje, koks santykis su kaulu yra, dydį, kraujotaką, tankį vardinti ir jau, na, aišku, rekomenduoti, kuo greičiau patekti pas traumatologus. Taigi, ką mums reikia žinoti apibendrinant, tai be abejo ultragarsinės anatomijos žinios, tai vienareikšmiškai žinoti visą anatomiją, raumeninę anatomiją ir tirti vėlgi ne tą vietą, kur pacientui grinai skauda, bet visada nepatingėti, parvažiuoti, praskanuoti visą raumenį nuo pačios insercijos, nuo raumens prisitvirtinimo vietos iki pačios sausgyslės prisitvirtinimo vietos. Taip pat mes turim galimybę atlikti funkcinius mėginius. Na ir vėlgi, jeigu yra kažkokia neaiški vieta, visada mes turime kitą pusę, su kuo galime palyginti ir diagnozė būtų aiškesnė. Kalbant apie vidinės gastrocnemijos galvos pažeidimus, tai aiškiai išdiferencijuoti ir atsakymė turėtų būti aprašyta, ar yra raumens, ar raumuo yra įtrauktas, ar yra svarbiausia, ar paneurozė yra pažeista. Ir vėlgi anot autorių, straipsnio autorių, tai hematoma yra tik pasekmė, bet hematoma tai nėra prognostinis požymis. Ačiū uždėmesį.